Jautis ir skorpionas suderinamumas. Jų ženklai horoskopo rate stovi vienas priešais kitą, taigi abu ekstremalios priešingybės. O kadangi priešybės traukia viena kitą, tai šie ženklai niekada nelieka abejingi vienas kitam. Dažniausiai tarp jų susiklosto savotiški meilės nepykantos santykiai, kad vienas turi būtinai įžeisti kitą, o gyventi vienas be kito negali. Bendras gyvenimas būna labai sudėtingas, bet gali paskatinti gilų dvasinį vystymąsi, tobulėjimą. Puikus seksualinis suderinamumas. Abu ženklai labai astringi, tad ne vienas iš partnerių neturės poreikio išdavystėms. Kita vertus, šie partneriai pavydūs ir užsispyrę. Skirtumas tas, kad jautis savo partnerį suvokia kaip daiktą, o skorpionui reikalinga valdyti savo poros emocijas. Su jaučiu sunku susikalbėti, kuomet jis susierzinęs, o tai labai pykdo skorpioną. Tokia sąjunga kupina iššūkių ir nuolatinių konfliktų, tačiau ji įmanoma, jeigu abu partneriai inteligentiški ir išmoksta toleruoti vienas kitą. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.